O dabar aš čia pasislėpusi po to skėčiu, noriu jūs pakviesti į sodą. Ir labai gražų sodą, kuriame mūsų žurnalistai lankėsi ir pateiks jums pradžiamokslį, kaipgi pikuoti daigus. Dėmesio. Labas rytas, esu Lina, modernių želdinimo kursų Geltonas karutis organizatorė. Šiandien mes pikuosime daigus. Mums reikės daigų, kuriuos mes norėsime persodinti, substrato, žemių, taip pat reikės didesnių vazonėlių, galbūt įrankio ir vandens, kuriuo vėliau palaistysime. Substratą pasirinkite tą, kuriame ir sėjote sėklas. Jisai turėtų būti negrumstuotas ir gana drėgnas. Pripildykime to substrato vazonėlius. Kai iš mūsų pasėtos sėklytės užaugę daigai jau akivaizdžiai matom, kad netelpa vazonėlyje ir juos laikas persodinti, mes šiek tiek sudrėkiname žemę, tam, kad augalėlius galėtumėm vienas nuo kito lengvai atskirti ir nepažeisti šaknų, kas yra labai svarbu. Galime iškelti augalus iš vazonėlio su peiliu arba šaukštu, arba čia turiu tokį specialų įrankį. Ir tada juos vieną nuo kito atskirti. Arba galime tiesiog paspausti vazonėlį iš šonų ir atsargiu judesiu, kad nepažeistumėm šaknų, išimti iš vazonėlio ir atskirti augalus atsargiai vienas nuo kito. Labai atsargiai, nepažeisdamų šaknų, padarome duobę ir pasodiname augaliuką. Tada apspaudžiame žemes nuo išorinio krašto ir tada švelniai spustelime ties augaliuku. Pasodinę palaistome. Būtent dabar, kai laistome, šaknelės kaip tik randa savo vietą, žemė nusistovi. Jeigu daigeliai labai gležni, galima ir purkšti. Dabar, kai žemė šiek tiek susislegė, mes dar užberiame žemių ant viršaus, nes mums atsirado ir vietos vazonėlyje, ir dar šiek tiek apspaudžiam. Dabar viršaus palaistyti jau nebereikia. Mes jau pasodinom daigelius. Dabar galim nešti juos į šiltą vietą, bet dar ne ant tiesioginės saulės bent porai dienų. Vėliau, aišku, pastatysime ant palangės, kad ir saulutę pakaitintų ir kiekvieną dieną pasižiūrėsim, ar netrūksta drėgmės, paliesim vandeniu, bet tik jokių būdų nešaltų, o kambario temperatūros. Ir lauksime, kol praeis pavasario šalnų pavojus, tada galėsime persodinti savo augalus į gruntą. Na kągi, ir linkiu gero rezultato. Geros dienos!